Tai sveiki, šiandien turime pokalbį tokiu vasaros laikotarpiu, kai, sako, atostogų metas ir daugelis žmonių turbūt ieško, kaip geriau jaustis per tas atostogas, galbūt kitokį gyvenimo ritmą įjungus, galbūt kitokį, nežinau, per atostogas gi visko būna ir šiandien su Valia Ovčinnikova mes pakalbėsime. Pasidalinsime mintim. Valia yra didžiulė Fitline produktų ambasadorė ir mes susirašėm, sako Šarūnai, negaliu savį laikyti, reikia pasakyti. Ir šiandien mes pakalbėsime apie tai, kodėl vis dėlto Fitline yra, turbūt galima būtų pasakyti kitaip. Kodėl tai yra kitaip? Tai Valia, ką sukoncentravę savyje per ilgą, turbūt kiek jau jūs tuoj metai bus, kaip su šitais produktais savyje, turbūt tiek prikaupę visom, tai dabar mes per šitą pokalbį apie tai galim turbūt ir pasakyti tiem, kurie dar galbūt to nežino. Taip, laba diena visiems. Iš tikrųjų, mano vardas Valia, taip, su šita produkcija aš jau einu 11 mėnuo. Ir tikrai man yra labai džiugu ir šiandieną jau aš apie juos kalbu tiesiog labai iš savo vidaus. Šiaip iš tikrųjų tai yra, kadangi esu jau brandi moteris ir sveikata iš tikrųjų yra labai svarbus dalykas. Ir man iš tikrųjų tai norisi dabar, kad daugiau išgirstų jaunų žmonių. Nes iš tikrųjų tai taip yra, kad aš pati esu tas žmogus, kuris nuo 30 iki 35 metų buvo labai didelis ligonis. Ir neturėjau sveiko jau organo. Bet kada paėmiau savo gyvenimą į rankas ir atsisakiau ir pradėjau ieškoti, pradėjau organizmą valyti, pildyti, stiprinti. Ir šiandien yra taip, kad dar 2 metus naudojau vaistų, o dabar po tų 2 metų aš gyvenu be jokios chemijos. Nebent jeigu reikia, kaip sako gydytojas, susilaužiau ranką. Tai kur reikia ir operacijos, tai reikia ir vaistų, ir narkozės, ir visko reikia. Bet šiaip iš tikrųjų tai jokių nereikia man daugiau kitokių. Nebent dar vieną kartą erkė buvo įkandusi koją, tai nenori reikėjo antibiotikus sunaudoti. O šiaip tikrai šiandien žinau, kas yra sveikata, kaip reikia ją rūpintis. Ir labai džiaugiuosi, iš tikrųjų be galo džiaugiuosi, kadangi aš tikrai galvojau, kad man reikia dar kažko, aš ieškojau ir gavau žinutę apie Fitline produktus. Tai šiandieną man taip norisi. Aš džiaugiuosi, tikrai turiu be galo daug rezultatų, jau dabar aš čia rekomenduoju ir kitiems žmonėms visą šitą produktą. Tai labai noriu pristatyti, pasakyti. Valia, aš dar pasakysiu, kiek tai yra aktualus, atsiprašau, aš biškį įsiterpsiu, kiek yra aktuali ta tema, nes dabar, yra toks gyvenimo ritmas, ypatingai žmonės 25-30 metų, aš nežinau, kiek jūsų aplinkoje, bet aš sutinku žmonės, kurie turėjau, pavyzdžiui, didelis verslas, 30-metis vyras, spaudimas, sako, pas mane ten, jis įvardino skaičius, aš sakau, tau reikia jau kažką daryti, nes tu esi vaikščiojanti iš principo bomba. Ir galbūt jau tam amžiui, kai tau jau yra, apie 50, pasakysiu, tu pradedi apie tuos dalykus galvoti. Bet iki to, tu turbūt sakai, kad aš lenktyninis automobilis ir man turbūt to niekad nereikės. Čia tiem visiems, vadinkim, kurie ten jau sėdi namuose pro langą žiūri, o iš tikrųjų dabar tas visas senėjimas turbūt labai stipriai lėtėja, nes jaunėja, aš turiu omeny, nes tokio gyvenimo ritmo su tais visais internetais ir tai, ką mes turime dabar, turbūt nebuvo dar. Mano jau kartoj to nebuvo. Aš dar prie telefono užaugęs laidinio. O dabar baisus tempas yra, žmonės ligos labai jaunėja ir, vadinkim, tai nėra vaistas, bet turbūt pasirūpinti ir kalbėti apie papildomą maitinimą, apie Fitline, kuris patogus, jau reikėtų dabar ir tai reikia daryti dabar. Tai aš tik papildžiu. Taip, iš tikrųjų tai yra tikrai tas papildomas maitinimas yra be galo dabar reikalingas, todėl kad ir tas maistas, kurį mes valgome, jis yra be galo pasikeitęs. Tikrai tam maiste, kas buvo 20-30 metų atgal, nebėra tų medžiagų, ką mes gaudavom anksčiau. Ir todėl dabar jauni žmonės, jau tikrai yra labai daug jaunų žmonių, kurie tikrai yra silpnos sveikatos. Ir man teko išgirsti iš ginekologės gydytojos, kad 35 metų moteris jau klimaksas. Tai kažkas nenormalu. Atrodo, tai nesuvokiama. Tai sako, tai čia jau pasitaiko dažnai tokių reiškia, čia jau nebenuostabu. Tai kad visą tai reiškia
nebūtų, reikia tikrai papildomo maitinimo. Ir vat labai aš džiaugiuosi, kad Fitline produkcija būtent ir yra tai, kad tai yra papildomas maistas. Tai yra kokteiliai, du kokteiliai. Kokteilis ryte, kokteilis vakare. Reiškia, tai rytinis kokteilis, paver kokteilis, tai yra visi vitaminai, mikro, makro elementai, kurie yra reikalingi mūsų dienai. Tai yra tikrai, yra nuostabu ir dar ką norėčiau pasakyti apie šitą produktą, nes tikrai turiu be galo daug rezultatų žmonių. Ir vat paskutiniu metu aš visada dabar tikrai bendrauju, stengiuosi, jeigu tas žmogus, kuris naudoja, man įdomu, kaip jis jaučiasi, kokia jo sveikata. Ir dabar kalbėjau čia prieš kelias dienas su viena moterim, kuri pradėjo naudoti rytinį ir vakarinį tos, reiškia, kokteilius. Aš jos klausiu, nu kaip po 3 savaičių, kaip tavo sveikata, sako, nu kaip ir nieko. Nu dabar galvoju, kaip ir nieko. Sakau, tai, nu vat sako, visada pradėdavo dieną nuo tabletės, nes negalėjau, virškinimas, bet tabletės jau pas mane nebuvo. Reiškia, rūgštingumas padidintas, ten pasė refliuksas, sako, ir įsivaizduok, sako, jau dabar man tos tabletės nebereikia, jau aš pradedu tik tai nuo kokteilio. Reiškia, ir sako, jau yra gerai. Dabar sako, o kas toliau? Ir jinai man pabuvo, paskui sako, žinai, sako, aš anksčiau tuštindavausi 2-3 kartus per savaitę, o dabar, žinok, sako, jau yra kiekvieną dieną ir kartais net ir 2 kartus per dieną. Nu tai dabar ką aš noriu pasakyti? Šitokių žmonių, kurie yra su užkietėjusiais viduriais, aš šiandien sutinku be galo daug. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra trūkumas kažkokių medžiagų mūsų žarnyne. Žarnynas iš tikrųjų tai yra tas organas, kuris yra pats svarbiausias mūsų kūne. Jis pasirodo net vadinamas antrosiomis smegenimis. Ir jeigu nefunkcionuoja gerai žarnynas, tai reiškia yra apnuodijamas visi kiti organai. Ir vat ką noriu pasakyti, kad šitame kokteilyje čia yra ir visa B grupė, kas yra be galo svarbu žmogui. Ir čia yra fermentai. Čia įeina fermentai, kurie yra, vadinasi, enzimai ir jie yra skaldo mūsų maistą. Ir nesuskaldytas, jeigu tų enzimų yra stoka, maistas nesuskaldytas užsistovi žarnyne. Užsistovėjęs žarnyne maistas jis labai kenkia. Ir visiems kitiems mūsų organams. Taip pat šitame produkte yra ir 8 skaidulos. Tai yra 4 tirpios, tai yra 4 netirpios. 4 tirpios skaidulos yra reiškia, reikalingos mūsų gerosiom bakterijom maistas. Nes netirpios skaidulos yra šluota žarnyno. Tai vat naudojant šitą produktą mes visą kūną sustipriname ir virškinimą, ir visus kitus mūsų kūne esančius organus. Ir iš tikrųjų tai tikrai yra, ir šitas produktas yra nuo 13 metų. Jau mes esame visi kaip suaugę žmonės. Tai vat B grupė, dar norėčiau pasakyti apie B grupę. Nes irgi teko iš mokslininkų tarybos perskaityti, reiškia, jų parašymus, kad, reiškia, B grupė tai yra kaip sulyginama, kaip, reiškia, krepšininkų ar futbolistų komanda. Kad jinai, reiškia, turi būti visa vienoje vietoje. Sako, bandykite įsivaizduoti, jeigu jūs iš krepšininkų komandos pašalinat kokius vidurio puolėjus. Ir kas sako tada, koks rezultatas bus? Tai čia yra visiškai visa B grupė ir jinai yra sinergiškai sujungti vieni su kitais. Jie padeda, viena grupė padeda kitai, vienas, reiškia, viena B padeda kitai ir visa gaunasi jėga didžiulė. Tai žmonės labai tikrai, stipriai jaučia tikrai šitą produktą. Aš apie jį galėčiau kalbėti labai ilgai, bet aš žinau, kad yra mažai laiko. Ne, laiko mes turim, tiesiog, kam pasakyti per vieną kartą pakalbėsim dar koncentruotą. Aš sutinku ir noriu pasakyti, kad yra, reiškia, tas rytinis kokteilis, tai yra visai mūsų dienai papildymas maisto, mes pagerinam savo maistą, o vakarinis kokteilis yra mineralai, tai yra organizmo valymas, tai yra šarminimas, atsiprašau. Nes per dieną, ypatingai dabar mes labai daug stresuojam, įvairios įtampos yra, reiškia, privalgom visokio maisto ir mūsų, reiškia, labai aprūkštinam savo terpę. Ir ta rūgšti terpė yra labai pavojinga visam mūsų kūnui. Tai ką daro mineralai, būtent jie, reiškia, šarmina, kada mes miegame, vyksta šarminimas. Ir jeigu mes neturime resurso,
neturime resurso mūsų kūne, kas tada vyksta. O šarminimas yra būtinas. Tada mūsų kūnas visą tai ima iš kaulų, iš raumenų, iš visų kitų organų. Ir taip silpsta mūsų visi kiti organai. Todėl va šitas reiškia restoreitas, jis yra tas, kuris papildo būtent tais mineralais, kurie yra be galo reikalingi mūsų kūnui. Ir tikrai, vat, naudojant šitą produktą, kokie yra žmonių atsiliepimai, kad žmonės labai gerai pailsi, kad gerėja miegas, nebereikia gerti migdomųjų vaistų, kad reiškia valosi limfa ir nueina visi patinimai, nes labai žmonės yra tikrai daug sukaupę skysčių visokių, aptinę. Kada valosi limfa, šviesėja oda, veidas, žmonės jaunėja, gražėja. Na, iš tikrųjų, tai produktai yra tikrai nuostabus. Gal Šarūnai, tu dabar, kadangi aš labai daug kalbu, tu pasakyk apie tą NTC technologiją nuo savęs. Ja, dar norėčiau dadėti, ne veltui pas mus yra sakoma, kad prieš pradedant vartoti Fitline, ir čia net kompanijos mastu sako, jūs tiesiog nusifotografuokite, nerodykite tos nuotraukos galbūt niekam, bet turėkite ją savo ir paimkite, pavyzdžiui, po 6 mėnesių vartojimo, nors didžiąją dalim turbūt ir po 3 jau matosi tie dalykai visi. Ir turbūt dar vienas yra labai svarbus momentas, kad tie produktai, jie yra paprasta rutina, tai ne 100 buteliukų, vienas ryte, vienas vakare, ką minėjo Malė, labai patogu ir beje, jie yra visi labai skanus. Čia gal skonio reikalas, bet daugumoje atveju jie yra labai skanus. O apie minėtą technologiją, aš nevadinsiu jos, kaip jinai vadinasi, mokslinį, Fitline, NTC vadinasi, Nutrient Transport Concept, bet turbūt apie ją galima būtų pasakyti paprastai, ūkiškai, veikia ten, kur reikia, kada reikia, kiek nereikia, pasišalina. Arba, kad nenueiti į mistiką ir ezoteriką, sakyti, produktas kaip skaneris nuskanuoja organizmą, randa kažkokias mitybos spragas jame ir tas spragas užpildo. Ne veltui daugumoje atveju, jeigu žmogus, per 90% turbūt žmonių, kurie pradeda vartoti Fitline, jų svoris koreguojasi nekeičiant mitybos ir nekeičiant gyvenimo būdo labai per daug. Kodėl? Todėl, kad organizmas tiesiog nustoja kaupti. Apie turbūt galima kalbėti labai daug, bet čia reikia bandyti turbūt. Tai aš kviečiu kreiptis tikrai pas Valę, jinai yra didžiulė šio produkto ambasadorė, profesionalė savo srities su produktais, jau ne vienas, jau tuoj bus metai su šiais produktais ir kreiptis pas ją ir, jinai pasidalins tiek tą savo patirtimi, tiek savo galbūt asmeniniais vienokiais ar kitokiais pasiekimais, kurių galbūt į kamerą visai ir nepasakysi. Tai labai kviečiu kreiptis pas ją, pasiekti Valę socialinėme tinkle. Tai šiandien turbūt tiek, o apie kitus galbūt produktus pakalbėsime kito susitikimo metu. Visiems. Gerai, tai ačiū visiems ir iki kito karto. Visiems gerai atrodyti ir gerai jaustis vasarą, juk atostogų. Taip, iš tikrųjų norisi, kad kuo daugiau žmonių gerai jaustųsi, kad kuo daugiau žmonių būtų laimingi ir patenkinti, nes žmonės prikaupia labai daug turto. Tikrai dabar žmonės mūsų Lietuvos yra turtingi, bet kai neturi sveikatos, tas turtas nieko nebesako, esi labai nelaimingas. Tai aš linkiu, kad kiekvienas pagalvotų apie save, apie savo šeimą, apie vaikus, apie anūkus, apie visus ir kad visi būtų sveiki, gražūs, laimingi ir džiugautų ir gražintų mūsų Lietuvą. Ačiū visiems. Geros dienos.